Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui Mokytis niekada nevėlu. Šiandien tęsime pokalbį apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo suteikiamas galimybės. Jau išsiaiškiname, jog ši suaugusiųjų švietimo sritis suteikia begalę ne tik naudingų, bet ir įdomių galimybių. Ne tik Vilniuje, bet ir daugelėje kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Apie įvairią ir prasmingą neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą Kėdainiuose pasakoja Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas. Kėdainių suaugusių jaunimo mokykla teikia įvairaus neformalaus suaugusių švietimo paslaugas. Pačios populiariausios Kėdainių rajone – kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbos, sveikos gyvensenos mokymai ir dailės studija. Šią vasarą Kėdainių suaugusių jaunimo mokykla turėjo 2 mokymus, kuriuose dalyvavo senjorai, asmenys vyresni kaip 55 metai. Ypač didelį susidomėjimo sulaukė meninės pakraipos mokymai. Per šios mokymus suaugusieji buvo mokomi tapyti, lipdyti iš molių, dainavimo. Malonu pastebėti, kad suaugusieji jos labai gerai vertino ir išreiškė pageidavimą, kad tie mokymai būtų tęsiami toliau. Todėl baigiama rengti yra programa ir nuo spalio prasidės ilgalaikiai mokymai, kurie truks visus mokslo metus, kuriuose suaugusieji lankys 2 pakraipų užsiėmimus. Tai meninės pakraipos ir sveikos gyvensenos. Taigi galima teigti, kad prie Kėdainių suaugusių ir jaunimo mokyklos įsikurs 3 amžiaus 2 fakultetai – meninės pakraipos fakultetas ir sveikos gyvensenos fakultetas. Šiuo metu yra renkami suaugusieji senjorai, kurie norėtų tos lankyti užsiėmimus ir labai malonu pastebėti, kad šita mūsų institucijos siūloma naujovė sulaukė labai didelio susidomėjimo. Taigi spalio pradžioje mes ir pradėsime teikti šias paslaugas. O kas gali kreiptis dėl mokymosi jūsų vadovaujamoje mokykloje? Kėdainių suaugusių ir jaunimo mokykla gali kreiptis dėl neformalaus suaugusių švietimo įvairių mokymų kursų. Visi asmenys, kuriems yra sukakę 18 metų ir vyresni, tai, kaip minėjau, ir siūlomi įvairios pakraipos ilgalaikiai ir trumpalaikiai kursai, tai ir užsienio kalbų, galiu paminėti, kad anglų, vokiečių labai populiarius, taipogi mes siūlome ir rusų kalbos mokymus, švedų, ispanų ir norvegų kalbos. 3 amžiaus universiteto meninė ir sveikos gyvensenos fakultetus bus priimami asmenys, kuriems yra sukakę 50 metų ir daugiau. O ar šie mokslai mokami? Daugelis mokymų, kurie vyksta suaugusiems Kėdainių suaugusių ir jaunimo mokykloje, neformaliojo švietimo skyriuje, yra nemokami, bet yra ir mokamų paslaugų. Tai, sakykime, užsienio kalbų, kitų mokymų metinis mokestis yra 270 litų, bet įgyvendant įvairius šalies, europinius projektus, taipogi mokymuose galima dalyvauti ir nemokamai. Reikėtų sekti įstaigos informaciją, kuri yra skelbiama vietiniuose laikraščiuose ir tinklapyje. Reikia pabrėžti, kad 3 amžiaus universitete visi mokymai yra nemokami. Ten mokslo metai trunka normaliai, kaip ir prastai, ir visa programa bus išeinama per 2 metus. Radio laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjusvietimas.lt.